ant marių žvilgančių aukso laivelis, banga siūbuoja lengvas vėjelis, ant marių žvilgančių aukso laivelis, banga siūbuoja lengvas vėjelis. Skriskime liūdesį tolyn nuvyja, Santa Lucia, Santa Lucia. Skriskime liūdesį tolyn nuvyja, Santa Lucia, Santa Lucia. Žvaigždės padangėje mirga plevena, jauskis patojai, valteliai mano. Žvaigždės padangėje. Vadinasi, trokšti man gero, tos naktys, tokios nuostabios, taip žadina svajas apie neapsakomą meilę. Ir traukia mylinčia širdis vieną prie kitos. Atrodo, atsisėstum po medžiu ir sapnuotum šerinti sapną apie begalinę laimę. Norėčiau šiandien išsakyti visą tai, ką jaučiu, savo slaptus troškimus ir svajas. Norėčiau išgirsti atsakymą iš jūsų tokį, kas balzamu suvilgytų mano sielą, paguostų dainami. Neįsivaizduoju gyvenimo be jūsų. Argi nejaučiate man jokių šiltesnių jausmų? Argi galėčiau neteiti, maloningasis ponė, jeigu nejaučiau jums nemenkiausios meilės? Argi nesibaiminčiau žmonių apkalbų, savo namų pažeminimo, jeigu nemylėčiau jūsų, mano valdovė ir karaliau? Aš irgi seniai nebejaučiu ramybės. Negaliu, naktimis negaliu miegoti ir dienų išlaukti, nes be galo ilgos jos atrodo man be jūsų. Man tai pieva. O kasgi pakeitė tavo pasaulį? Tai tu stebukladarė fėja, besivadinanti meilė. Mums abiems sukasi tos pačios mintis. Panašiai ir aš žvelgiau į gyvenimą, kol nesutikau jūsų, mano brangioji. Nežinau, maloningasis ponė, tačiau aš kažkodėl labai būgštauju, tarytum ateityje manęs lauktų kokia nors nelaimė. Ir meilė mums žadėtų ne džiaugsmą, o praradimus. Džiūti. Ir mano mintis visą laiką liks su jumis. Likite sveika, mano brangioji. Likite sveikas, maloningasis mano ponė. Lygi rytojaus. Lyg ryto. Įžūlumas. Rankai plaukiuosi prieš jūs, mano valdove. Nuoširdžiai prašau atleisti jūsų man visas kaltes. Ir leiskite pareikšti jums didžiausią pagarbą ir meilę. O, Ir motiną. Barbora, kelkitės ir būkite tarp mūsų. Ne, prisėskite tenai. Nesitikėjau, nelaukiau. Aukščiau galvą pakelkite.
Noriu pasižiūrėti. Mačiau tik portretą. Nu, gana nieko. Pakankamai graži. Liesoka gal kiek. Nuaugusi dailiai. Nepriekaištingą skonį turi vaikelis. Tai jis tave čia Ateikite į mūsų tarpą. Dangaus šviesa apšvieskite mūsų židinį. Ir būkite mums motina ir karalienė. Viešpatie, karūnos aš nenoriu. Jūs įsidėmėkit, karūnos man nereikia. Karūnos nereikia. Štai kokia tu. Gudresnė negu aš maniau. Naujus ginklus pakėlei. Bet mes pažįstame tą ginklą. Karūną niekinau ir troškau kaip išganimo. Dar pažiūrėsiu, ar ji nekruvina, o Lietuva, meilė mano. Tam karūna. Per amžius būk laisva. O Lietuva, priglausi tu mane, kai išmuš manoji valanda. Žygimantai Augustai, atleisk man. Atleiskit man visi už praeitį. Aš pavargau. Mes telpam dulkių trupiny. Žemė priglaus mus. Ir lieka tik meilė. Meilė, būk gyva amžinai. Būk gyva amžinai. Gyva amžinai. Stolino, kurį suvertė ir šaudė mama, čia yra Lietuva. Ir aš prisiliečiu prie tautinės juostos, kurios žalumas atėjo iš rūtų darželių, iš mūsų laukų. Ir gerbiamas karaliau, apie tave dainavo senoliai 100 metų. Vieną dainą nutvėrėme ir mes, kadangi yra adventas, dega Barboros žvakė, tai mes dar ne ansamblis vardo neturim. Tai mes dabar tik tai parodom, ar verta čia mums dainuoti, ar ne? Kam tavo vilkeli, akelės šviesios, kalėda. Buvau, žvaigždės skaičiavau, kalėda. Kam tavo vilkeli, liežuvis ilgas, kalėda. Pas karalių buvau, to reikėjo šluoščiau, kalėda. Kam tavo vilkeli, aukštelės sažiaus, kalėda. Pas karalių buvau, karalius klausiaus, kalėda. Kam tavo vilkeli, uodegėlė ilga, kalėda. Pas karalių buvau, pakarėlių šloviau, kalėda. Kam tavo vilkeli, kojelės greitos, kalėda. Pas karalių buvau, lakštelius nešiojau, kalėda. Ačiū už vaidinimą. Komentuoja visus faktus, dokumentus ir čia tie visi citavimai, tų dokumentų parodymas tikrai prilygsta profesoriaus laipsnis, turbūt tokį ir turi.
Čia yra Radvilų dvaro buitis, yra Radvilaitės meilė, yra pomėgiai. Kai kas to meto Lietuva buvo renesanso laikmečio veikiama, o renesansas iškėlė po asketikos žmogaus kūno garbinimą, grožį, atvirumą, meilės aukštinimą. Ir įdomu ir keista, šiandien, kad Radvilienė pati rūmuose savo sūnums organizuodavo meilės mokymus ir žaidimus. Vilniuje netoli pilies buvo namas su 6-8 laisvai elgesio merginom, kur radviliokai nuo 16 metų galėjo nueiti ir pasimylėti. Ir iš tikrųjų turbūt gaila, kad jaunimas šitų temų nežino. Gaila, kad televizija kiša smurtą ir tik nuogą seksą, kuris kainuoja labai pigiai jiem ten matyti, uždarbiai dideli. Ir iš tikrųjų tai didžioji ta meilė yra šitoj knygoj. Zbignevas Kuchovičius, Barbora Radvilaitė. Apie jį pasakyta labai trumpai. Žinoma lenkų istoriko knyga, mėginimas parašyti šiuolaikinę istorinės asmenybės biografiją, perskaityti dokumentus, interpretuoti šaltinius. O dabar